Taigi, sveiki visi iš Tuniso miesto, Tuniso šalyje. Taigi, aš esu šiandien kartu su Urte. Atik čia. Kur te mojuoji? Kartu su Urte. Ir pakeliausime po miestą, pažiūrėsime, ko čia yra gero. Galbūt kažką įdomaus susipirksim, kažką skanaus pavalgysim. Ir žiūrėsim, ką šis smagus galim nuveikti. Tai keliaujam. Nu va, mes einam į Tuniso miesto Mediną. Ir galite matyti, parduodami daiktai labai panašus kaip ir Maroke. Visokie tai krepšiai, visokiausi tai rūbai. Štai galima ir elektronikos įsigyti, visokiausius resetinių akinių. Realiai, galima įsigyti viso, ko tik reikia. Nuo barzdaskušių iki kelnaičių, jeigu reikia. Mes dabar einam čia turistiniam gatvėm turgaus. Tik tai yra įdomi tai, kad nėra visiškai turistų, nes dabar yra sausio vidurys. Tai turistinis sezonas Tunise pagrindė yra pavasaris, ruduo, vasara. Bet žiemą vien vietiniai. Niekur negirdėjau jokios kitos kalbos, išskyrus arabų bei prancūzų. Ir taipogi va, Tuniso mieste gatvės yra siauros. Jeigu norite susigaudyti mieste, pasivaiščioti naudojantis žemėlapiais telefone, neišeis. GPS visiškai negaudo, tai tenka, kaip senais laikais, naudoti savo galvą. Atsiminti, kur mes ėjom, grįžti tais pačiais keliais, jeigu, kaip mums, nakvynė yra vidury Medinos. Na štai, atėjom į kavinę, kuri gana priepa mūsų namų yra. Pasiėmėm arbatos bei kavos. Tai žiūrėk, yra televizorius, dainuoja mums moters, yra štai toks aparatas senovinis. Nu, laukiam savo gėrimo. Kažta kava tenka laiką kažkaip praleisti. Nu tai va, atsigėrėm savo arbatos bei kavos. Visą tai kainavo vos 2,5 dinaro, tai čia mažiau negu euras kažkur tais gaunas. Labai pigiai, sakyčiau. Čia žiūrėkit, va, kaip jinai saugo mėsos gabaliuką. Nu va, dienai pusėjus, apie 12 valandą, žmonių kaip reikiam padaugėjo turgui. Aiškus, tų žmonių galbūt tiek daug nėra, bet gatvės tiesiog yra labai siauros. Ir man šiek tiek stambesniam žmogeliui sunku praeit būna. Čia visi tokie mažiukai, kudukai. Man tenka biškis čia spraustis per visus, bet nieko. Šiaip ne taip praeinu. Tai Tuniso mieste gyvena apytiksliai 2 milijonai žmonių. Ir, jaučiasi. Miestas šiaip nėra super didelis. Tai žmonių tankis tikrai, yra nemažas. Realiai mieste gyvena panašiai kaip visoje mūsų šalyje. Tai prie realiai įėjimą į šitą Mediną jau galima matyti visokiausių tai turistinių objektų, tai žmogelis su gėlytėm ant galvos. Gražu. Ir štai ten priekį galite matyti tą vietą, iš kurios mes pradėjom kelionę. Ten toli laikrodis. Nu va, čia pabuvom, tai dar matom mūsų gėlininką. Tai matau vieną berniuką, kuris pardavinėja tiramisu. Kažkokius tai skanėsius. Galime eit paklausti, kiek kainuoja, galbūt pasiimsim. Bonjour. How much for the... This is 10 dinar. 10? 10 dinar, yes. Everything 10 dinar? Yes, it's chocolate, pistache, Framboise chocolat. framboise chocolat, Pistache. Aha. pistache, Noisette. noisette. Okay. Et spécial. Ką norėtum? Noisette chocolat. Framboise chocolat. Merci beaucoup. Shukran. Merci. Shukran. Welcome. Welcome to Tunis. Oh, no thank you. No thank you. Welcome to Tunisia. حملوك Thank you. We got our snack. my friend. I'm sorry. Excuse me. No. Das kein Team mit Hand. Habibi. No, thank you. Bitte nein. Nu va, štai dar vienas žmogelis, kuris tiesiog nestoja nuo mūsų. Nu va, permokėjom, bet, sumokėjom apie 3 eurus už šitą, bet... Tai normaliai. Normaliai, ta prasme, kaip tokioje vietoj. Einam, kur nors ten atsisėsim, suvalgysim, kur nors ant saulės geriau, ne? Tai va, pasiėmėm savo kažkokį tiramisų pyragėlį, reikia susirasti ramesnę vietą. O, čia, kažkoks užkampis. Ir čia galim suvalgyti. Mes kaip tikri turistai, kažkokį
numyštą kampą tiem valgyti savo skanėsto. Tai 3 eurus kainavo, nu čia tikrai yra brangokas dalykas, kaip Tunise, bet pabūsim biški turistais. Tai, nu, tai tavo pirmas kąsnis. Ragauk. Nu kaip? Skaniai, ne? Dar man paragaut. O čia kažkoks kremas, ne? Labai saldus. Aha. Spėjau, reikia giliau paimti. Štai ten. Užliepti visą į rudą vietą. Rudą ir baltą. Kas čia juokingo? Rudas. Kas čia juokingo? O, ir paspringo. Skanu. Labai skanu. Tokie kaip ledai būtų, bet nešalti. Ištirpę ledai. Na tai va, ėjom. Ir Urtė atrado kažko, ko ji visai norėtų. Nu, bet jau dėrėsios tu pati. Parodysi savo dėrėjimosi galę. Sukiausiu tai odinių piniginių yra gražių. Paliksim Urtei pačiai dėrėtis. Nebijok pamažinti kainos. Tai va. Jau pažiūrėk, ko ten viduj yra. Sukiausiu tai yra atsisėsti. Panašiai kaip ir Maroke. Pogi, mes matėm tokius jau ten. Šia va, didesni rankinukai visokie. Nu, ar tai pavyko gauti? Aš dar pasižiūrėsiu. Dar pažiūrėsi. Labą dieną. Oh. Geri. Oh, Geri, yes. Labas. Labas. Wow, how do you know? Is there a lot of tourists from Lithuania? No, because you coming so many people. A lot. Oh, yeah. Lithuania Yeah. here in Tunisia. Okay, very nice. Ačiū. Nice people, sympathetic people. Yeah. Ačiū. Like people Tunisian. Yeah, ačiū means thank you. Ačiū. Ačiū. Yes, Ačiū. yes. O, nu manau, iš čia ir pasimsime, ne? Jo. Leather in Lithuania. Oda. Leather oda. Oda. Yes. Oda. Oda. Tai iš tiek daug pasirinkimų dabar Urtė turi įsirinkti, tai teks mums čia palaukti. Jau viskas. Urtė okupuota. Likom vieni. Urtės nebeliko, tunisietis užkeravo jau ją. Tuniso kerai paveikė. Galim šiaip pažiūrėti, ko čia yra. Sukiausi pufikai, va, kaip ir minėjau, kaip ir fezi matėme. Sukiausi tai krepšiai tokie. Galim pažiūrėti, ko ten toliau yra. Girdžiu šonė. Šneka, oda. Nu va, tai žmogus moka šiek tiek lietuvių kalbos. Minėjo, kad nemažai lietuvių čia atvyksta. Tai ir išmoko. Šaunuolis vyrukas. 20. Yes, 20. 20 like 30, 40. 30, 30, 20, 20, dinara. 10, 10. Yes, Yeah, 20 dinara. Thank you. Yes. Thank Thank you you very very much. Šukran. Shukran. Have a nice day. Šukran, habibi. Nu va, žmogus netgi moka lietuviškai skaičius pasakyti. Wow. Ačiū. Nu tai va, turim piniginę. Ai, Urtė jau dingo kažkur tai, jis apsidžiaugus savo piniginę. Nu. Labą dieną. Labą dieną. Next time. Nu, iš kur žmonės čia moka lietuvių kalbą? Tai va, ir viščiuko galim pasiimti. Nusipirki savo Adidasus batus, pasiemi viščiuko, pasiemi dezodoranto ir švarai savo į mačetę. Tai va, išėjom iš Medinos. Čia visai kitas jausmas. Mėsos turgus visoks prasidėjo ir na, labai daug mašinų. Mėtame, kad visa Medina, tai prekyba, kuri vyksta lauke, šiuo metu eina į vidų, nes pagal orą turėtų tikriausiai taip pat pradėti lyti. Tai galiausiai mums reikės bėg pasislėpti kažkur, galbūt kažką užkasim tuo metu. Ir štai, tokia yra architektūra aplinkui turgavietę. Matosi, turi šiek tiek inspiracijos iš Prancūzijos, kaip ir dauguma Šiaurės Afrikos šalių. Tai va. Ir štai va taip atrodo gatvės Tuniso Medinoj, kur, na, prekyba nevyksta. Žmonių nėra, labai ramu. Vienas dalykas, ką galima jausti, tai katino myžlų kvapą. Tik tais tiek. Nu, tikiuosi, gal katinų. Gal kažino kita. Tai jau, katinai bėgioja, valgo, kas papuola. O ne, žiūrėkit, maisto negi davė.
Bonjour. Sėdam čia? Ne, sėdam. Sėdam čia. Tai mes dabar atėjome į tikriausiai vieną autentiškiausių tokių vietų Tuniso centre. Mes esam vieni, tokie ne vietiniai, visi yra žmonės vietiniai, visi šnekasi savo kalbą. Mes vieninteliai turistai. Tai pažiūrėsim, ką čia galima įsigyti. Štai meniu, dėja viskas prancūzų kalboj. Tai pasinaudosim telefonu ir išsiversim. Išsiaiškinsim, ko mes norime iš čia. Tai va, atėjome su byte. Palaukiam kitų patiekalų, paragausim, kaip jų sriuba atrodo čia. Pomidorinė, aštri. Vau, aštri sriuba. Vieną savo. Su kažkokiam tai kruopomidui. Skani sriuba. Aštri, jo. Net nedabaliu valgiau sriubą. Žiauriai greit atnešė man kitus patiekalus. Pasiėmiau štai kažkokį tai kepsnį. Ir prie kepsnio va štai šitas atėjo, visokie garnyrai, padažiukai, bulvės, kažkokie tai čili, burdė, ką čia pasiėmei? Lemštų. Ėrienos troškinuką. Tai, kaip supratot, nėra taip šilta laukia, tada pasiėmėm visokius tai troškinukus, kad mums sušildytų labiau. Negaliu laukti, kol kepsnys sušals, reikia jį ragauti šiltą. Nes sriuba dar labai karšta. Tai va, pjaunam gabaliuką. Nežinau, kokia čia mėsa, tikrai ne kiauliena. Ir ragaujam. Jautis tikriausiai. Labai tokia minkšta mėsa. Čia pažiūrėkim, kas šalia yra. Arba ir jie. Ką čia turim? Kitos šaltas. Kiaušiniai. Aštrus. Aštrus irgi. Viskas čia ganėtinai aštru. Tai kiaušiniai kažkokias tai žalios dažuos, arba kaip ir šili pipiliukai kokie. Ir bulvė. Tokia bulvė. Norėjai paragauti, kas čia toks yra. Sukiškime burną. Aštru, bet labai skanu. Tai va, nespėjom valgyti, atnešė dar mūsų maisto. Tai čia yra tradicinis Tuniso toks kaip starteris pavadinimu brik. Nežinau, kas tai yra, atrodo kaip šaburėkas. Kol šaburėkas mums sviesta, paragausiu burtės ir ėrienos troškinuko mėsos. Skanu, eina savo. Nu va, pats metas paragavo mūsų tą šaburėką, kaip jie vadina, briku. Aš darysiu. Pažiūrėkit. Čia toks kremas viduje. Čia su kažkokiu tai sūriu yra. Arba žuvim. Ai, na, taip, jisai gali būti žuvis, nes citrina yra šalia. Oi, jo, aš jau žuvis. Nu, ragavom. Oi. Baisiai karšta. Čia skanu. Šampurėkas su žuvim. Čia va giliau pažiūrėjau. Tas va viduje yra taipogi ir mėsos. Kartu su žuvim. Labai įdomus dalykas. Vienu žodžiu, visiškai nusišnekėjau. Tas baltas visai ne žuvis. Tas nėra žuvies skonio, nes čia daug kas yra daroma žuvies, galbūt tas pats aliejus. Bet tas baltas yra kiaušinis. Čia yra kiaušinis ir mėsa. Žuvies vidų nėra. Bet ta pati tešla turi tiesiog žuvies skonį. Įdomu. Va, žiūrėkit. Nu, privalgiai. Eina, savo, kaip ten buvo skanu. Ir žinot, kiek visą tai kainavo? Tai sriuba, tos visos duonos, tas tai šaburėkas, 2 pagrindiniai, 2 kolos, 11 eurų tai kainavo. 11 eurų. Eina, šik. Tai va, mes čia vaikštom ir nuspėjom, kad reikia pasiimti kažko tai skanaus mums pavalgyti. Ko norėtum? Spurgyčių? Kokį čia galim pasiimti gabaliuką? Bam! Pažiūrėkit, kaip šitas skaniai atrodo. Hi, hello! Pasimsim šitą mažiuką, paragausim. Pasimsim iš kažkur kavos. Nueisim į terasą ir pavalgysim, ane? Yes, this one. Small one. Ką ten tempia? Toks mažiukas, tokį didelį tempia. Šiukšlės. Nu kažkas valosi. Eina ten. Žiūrėkim, ko čia dar yra. Hello. Nu, įsirink, ką nori. Want this? Yes. Sir, and want this.
One. Paragausim čia visokiausių, tai nematytų pyragėlių. No. Pamėgink. Shukran. Oh, very good. Yeah, what this? Yes. Shukran, merci beaucoup. Nu va, pasiėmėm. O, čia nukritau. Einam pasieškosim dabar kavos, ane? Ir eisim į terasą paskanauti, ką čia nusipirkom. Tai pradėkim savo degustaciją. Tai galim pradėti va, nuo šito, kur paskutinę sekundę nusprendžiau pasiimt. Nežinau, kas čia toks yra, bet nežinau, ar matosi kamerą. Žiauriai toksai drėgnas, medum tiesiog nuvarytas, blizga visas. Ne? Čia va urtė puikiai operatorė. Nu ir kandam. Nežinau, ko tikėtis viduj. Opa! Ir šutai. Eina, sakai, skanu. Žiauriai saldu. Nu, kandam ties tą toliausią vietą. Opa. Riešutai, sezamai. Nežinau, kažkoks vaisius. Kas čia toks? Medus tikriausiai sukietėjęs. Eina sau. Infarktą gausiu tokius valgydamas. Turim tokį riestainį. O taip gražiai atrodo. Reikėtų būtinai rankas susiplauti, eina šiek. Nu ir ragaujam. Kaip žagarėlis sukietėjęs. 2 dienų senumo žagarėlis apipiltas medum. Nu tada pasiėmėm va tokius du. Žinot, kas čia yra? Mes jau panašius valgiam. Čia yra kuskusas kepintas. Tai čia yra kuskuso pyragėliai kažkokie. Ir viduj kažkoks žemas. Tai paragaujam. Aš mirsiu nuo infarkto. Yra paskutinė kalorijų bomba. Štai. Pažiūrėkime pagal mano delną kokią dydžio. Jis buvo pats mažiausias, kokį buvo galima pasiimti. Va. Oi, visas varva tiesiog. Štai. Galite matyti. Aš nežinau tikslaus pavadinimą, bet šiandien panašus į baklavą, žinokit dalykas. Pilnas medaus, riešutų, nežinau, kažkokie šniūrai čia padaryti. Tai ragaujam. Neturiu jokių įrankių, tai kaip laukinės valgau. Oi. Važiuojam. O. Nežinau, ant džinsų, ant kušio. Viskas varva. O, Dieve, koks skanus. O, nežinau ką pasakyti. Žiauriai saldu. Ir jis toks traškus visas. Vidus minkštas. Ir su tai mažais gabaliukais tai neužtisas, kaip suprantat. Nereikia nieko bekramtyti. O, ne, šitas pats skaniausias, žinokit. Labai rekomenduoju. Nebūkit skeptiški. Išmėginkit kada nors gyvenime tos arabiškus skanėstus. Nes žiauriai skanus. Bet aš žinau, kad jau patrumpinau savo gyvenimo trukmę 5 metais dabar. O.